think I like the most the progression that we can observe over some time. So yeah, I think that's the most exciting for me to see how the initial dynamic develops later into this very touching and tender and heart-to-heart connection with the people who join and those who come to support or help. Prasmingiausia buvo tai tas susipažinimas su naujais žmonėm ir savo supratimo, suvokimo, savo galimybių didesnis, iš meninės pusės, toks praplėtimas suvokimo. Tai turbūt vienas iš svarbiausių elementų, kurį labiausiai vertinu, tai yra bendrystė. Tai iš esmės, kuriant spektaklį, vis tiek tenka kitus pažinti kaip žmonės, kaip aktorius. Ir vis tiek, kadangi yra žmonių turinčių, nepavadinčiau negalią, bet pavadinčiau turbūt, kad tam tikrų ypatumų, tai padeda tiesiog irgi buvimas kartu, vieną ar kitą tą žmogaus ypatumą padeda irgi geriau pažinti, susipažinti, praplėst akiratį ir tuo pačiu turbūt padeda tam tikrą prasme kažkur tai save irgi padėti tarp visų kitų, tiesiog atrast kažkokią tai vietą ir suprast, kad aš esu čia. Netikėtumas, kuris pasireiškia kiekvieną sykį, kiekvienu momentu ir tas žavi ir jungia. Nėra dalykų, kurie man nepatinka čia. Man iš vis labai čia patinka dalyvauti, nes aš vis kuo toliau tuo labiau pažįstu kiekvieną žmogų. Su juo galiu kiekvieną dieną kitom temom kalbėti ir kitaip kūnai veikia, vis tiek su kiekvienu susiliečiu kiekvieną dieną ir man tas labai patinka. Man labai patinka dirbti komandoje. Labai patinka tiesiog atsidurti tokiai terpei, kur tikrai visi yra labai skirtingi dėl savo tų negalių, bet iš tiesų kaip tik super galių. Ir tiesiog išlįsti iš to savo gal socialinio burbulo, tiek profesinio, tiek gyvenimiško ir pabūti su tais kitokiais žmonėmis, kurie iš tiesų yra, gal kartais atrodo yra tas toks tarpas tarp mūsų, nes mes tiesiog nesusitinkame, bet tai yra šis procesas, šis spektaklis yra ta erdvė, kur mes galim susitikti ir tiesiog būti kartu ir priimti vienas kitą toks, koks yra. Aš net ir savo pamatau kažkokių negalių ar trūkumų ir panašiai. Ir tiesiog būti toje bendrystėje. Ir man tai gal didžiausias, ką aš įsinešu šitą projektą, tai yra tai, kad aš turiu draugų, kurie kažkas nemato, kažkas sėdi vežimėlyje ir jie tikrai tampa labai artimi mano žmonės. Ir kitomis aplinkybėmis aš gal jų net nesutikčiau ir nesusipažinčiau. Vaidinti. Muzika patinka. Patinka viską. Pati pradžia buvo sunki. Todėl, kad aš galvojau, kad kad man bus sunku. Pirmą kartą man buvo sunku. Mano kūna buvo netreniruota, atlikus, atpratus nuo kūno kultūros. Ar dabar aš su mielu einu kiekvieną dieną ir su mielu noru jau pilnas jėgų. Sudėtingiausia pirma diena, nes aš nežinojau, kas bus ir nepažinau dar nei vieno žmogaus. Sunkiausia galbūt išeiti iš savo komforto zonos, galbūt tam tikros užduotys ir
pasitikėjimas. Pasitikėjimas, kad tu turi pasitikėti scenos partneriu, kuris yra šalia, visiškai jam atsiduoti savo viskom ir nebijoti tai, kas įvyks, ir atiduoti taip pat visą save. Man didžiausias iššūkis buvo išlaikyti įdomumą, suprasti grupės dinamiką ir būti toj roliai, siūlant kažkokius pratimus ar kažkokias užduotis ir išlaikant visų dėmesį. The most challenging thing is to let go inner ambitions and self-imposed expectations. Tai kadangi šitam jau antrame pastatyme mūsų gretos padidėjo, žmonių skaičius išaugo, kas yra labai gerai, bet to pačiu repeticijų metu atsiranda tokia papildoma chaosėlio ir aš jaučiu tokią atsakomybę, kad aš turiu gal taip visus taip pamatyti, ne tai kad prižiūrėti, bet taip padėti jiems orientuotis. Ir tikrai tų klausimų būna daugiau, to pasimetimo būna daugiau. Tai jo, gal tokio išbūti dabar ir čia ir susikoncentruoti repeticijos metu. Reikės išmokti. Šokti. Žodžiu, viską išmokau. Atradau save truputį kitokią. Aš matau, esu tokių staigių judesių, o čia mane išmokė. Neišmokė, dar tvirtai nesu pasiryžus, bet va tokių gražių viską. Ir man labai patiko, kad išmokau tų tokių švelnių, laukiančių judesių. Išmokau naujų choreografijos elementų. Aš tikrai išmokau kantrybės, supratingumo ir visai kitaip matyti pasaulį iš skulptūrinės pusės, iš kūno pusės. Šiaip vėlgi spektaklio ar tai performanso kažkoks kūrimas, jisai leidžia šiek tiek irgi išeiti iš komforto zonos. Kai esi šokėjas, tai tu esi pratęs laiką gauti geriausią rezultatą, kad jei yra kažkoks pakilimas, tai jį būtinai turim padaryti ir jį turim padaryti tik taip ir ne kitaip. Bet kai tu susiduri su žmogum, kuris neturi nei tų pagrindų ir gal net jis mąsto kitaip ir jaučia savo kūną kitaip, tai tiesiog į tą užduotį pažiūrėti per daug perspektyvų ir galbūt siekti ne to tobulo rezultato, bet to rezultato, kuris yra geriausias čia ir dabar ir geriausias tam kūnui ir kaip tada mūsų kūnai gali sukurti kažką visiškai naujo, tokio, kur tu išeini iš savo dėžutės taisyklių ir atrandi visą laiką kažką naujo. Every day here in this project I learn something new about communication, about about human. Tu eisi. Taip. Jeigu kas pakviestų, gal ir sudalyvaučiau. Su mielu noru, jeigu pakviestų, tai mielai. Norėčiau. Su mielu noru. Taip. Labai norėčiau. Tikrai, jeigu kas nors pakviestų, tai aš labai norėčiau. Nes tai yra prasminga ne tik
kaip socialinis projektas, bet kaip ir meninis projektas ir kaip savęs pažinimo, savęs atradimo kažkokiose situacijose. Ir tai nebūtinai tos situacijos yra tik tais malonios, palankios, bet kažkokios atveriančios ribas, praplenčiančios suvokimo ribas.